Tai ką, sveiki dar kartą. Low battery. Tai Please aš charge. vėl čia ir mes turime dar vieną dieną. Tai šiandien yra sausio 20-oji. Ir mes matėmėms prieš, tiksliau jūs mane matėt prieš maždaug porą dienų. Wow. Ką tik ant sienos šitokią baltą plokštę turiu prisikliavęs ir jinai ką tik nukrito ir atskilo toks gabalas nuo tos plokštės. Tai jo. Čia ta siena atrodo. Ok, algaisimo, taip sakant. Bet wow, kaip skaudžiai. Šiek tiek įsiblaškysiu. Jo, gerai, čia kampą nustėlė. Tokią plokštę. Prisikliavęs. Net nėra priežasties, kodėl aš ją čia prisikliavau, bet čia visai taip įdomiai atrodytų. Low battery. Please charge. I love you so. Wow, kaip garsiai. Jeigu aš taip toksai būčiau. Wow. Įdomus, koks įdomus aidas girdisi. Aš nežinau, ar jums girdėsis dabar, bet man tai labai girdisi. Wow. Na, šiek tiek įsiblaškiam su ta plokšte. Ten aš ją į šoną padėjau, tai jinai mums nebekliudys. Tikiuosi, nebuvo per garsiai. Ir jo. Apie ką aš su jumis norėčiau pašnekėti šį kartą. Aš visiškai, absoliučiai jokio plano neturiu. Tai galbūt man tą ir reikėtų pradėti daryti. Tai tiesiog prieš filmuojant pasidaryti planą. Tai tiesiog pasimk knygutę kokią ir užsirašyti. Tik tai kitas dalykas, kada man tai reiktų daryti. Kas atrodo, darbo metu nelabai išeitų, įmanoma būtų, bet ne visą laiką. Tai man reiktų tokio laiko tarpo mano dienoj, kuomet aš kiekvieną dieną galėčiau tai padaryti. Tai ko gero ryte, bet iš ryto aš dar... Čia dabar vos ne, kad duodu savo variantą pasirinkti ir iš karto galvoju priežastį, kodėl aš to negaliu daryti. Tai, o kodėl aš galiu daryti? Reikia taip, nes aš dabar labai negatyviai, aš sugalvoju kažkokį tai laiko tarpą ir aš bandau pasiteisinti, o kodėl aš negaliu to padaryti. Kas jeigu galvočiau, kodėl aš galiu tai padaryti? Low battery. Please charge. Tai pagalvoti. Tai iš ryto galėčiau, nes turėčiau daugiausiai energijos, būčiau labiausiai pailsėjęs, gal šiek tiek įsimiegojęs, arba šiek tiek užsimiegojęs, norėčiau tiksliau pasakyti. Gal būčiau šiek tiek užsimiegojęs, tačiau gal ir nešvaliausias būčiau, bet iš ryto įmanoma būtų, arba prieš pat einant miegoti. Bet labai rizikinga yra prieš pat einant miegoti, nes būna dažniausiai, kad jeigu jau guliesi į lovą, tai būni pavargęs. Ką aš dažniausiai darau, kad einu miegoti tada tik tai, kada jau man jau reikia to miego. Tai dažniausiai būna nutinka po vidurnakčio, kartais net ir gerokai po vidurnakčio. Yra buvę dienų, kada iš vis be miego, tai būna atsikeliu į darbą, atidirbi, visą naktį nemiegi ir tada jau žiūri, saulė teka, vėl į darbą, grįžti. Na, tada jau tikrai griūni į lovą ir jau viskas, jau tada jau kaip užmuštas miegi tiesiog. Ir ten nesvarbu, ar tenai kokią 7 valandą grįžti ar 8, tai tiesiog tik pro duris. Minimaliai tenai įsivalai dantis, kažką ten veidą nusiprausi, dar kažką ir tiesiai į lovą miegoti. Tai jau, nežinau ar girdėjęs, bet virtuvėj katinas nuo stalo kažkokią akmenuką numetė. Tai tokių poltergeistų dabar čia pilna. Tai jo. Dabar kiek čia 5 minutės filmuojam, tai va dabar turiu šią akimirką planą
kai nufilmuosiu šitą video, aš jį įdėsiu į YouTube, kad įkeltų. Ir tada eisiu į Low salę. battery. Tai Please labai charge. tikiuosi, kad apie 11 jau būsiu salėje, tai ko gero salėje pabūsiu su dušu, su sportu. Nu, manau, namo grįžti turėčiau apie 2 ryto. Tada pamiegosiu nuo panašiai nuo 2 ryto iki kokių 8, tai bus 6 valandas miego. Taip, dabar sugalvojau temą, apie ką noriu pašnekėti, tai apie miegą. Tai mums užtruko netgi beveik 6 minutės prieiti prie temos, bet ko gero užtruksiu kur kas trumpiau nei 6 minutės. Tai apie pačią temą kalbėsiu trumpiau, negu kad kalbėjau apie prieimą prie tas temos. Šiek tiek taip neįprastai skamba, tačiau tokia tiesa. Ir tai miegas, tai miego ciklas trunka 90 minučių. Kas reiškia, kad jeigu jūs planuojat savo miego režimą, tai planuokit jį po 1,5 valandos intervalais, ką tai reiškia. Wow, nerimsta katinas. Ir ką reiškia tai, kad jeigu einat miegoti, tai miegokit arba 1,5 valandos, arba 3, arba 4,5, arba 6, arba 7,5, arba 9 valandas, tokiais intervalais, kas 90 minučių, nes tiesiog tas visas REM miego ciklas, kad jį pilnai praeit, užtrunka 90 minučių. Kas nutinka, jeigu mes to ciklo laiko nesilaikom, tai tiesiog mes, tarkim, nusistai žadintuvą ir nusistai tokio laiko, kad, tarkim, būsi išmiegojęs, tarkim, 5 valandas. Tai 4,5 valandos tai bus 3 ciklai miego. Ir 0,5 valandos Low battery. Please charge. Tai jau vos ne, kad neriai miega ir iškart iškyli iš to miego. Čia galima įsivaizduoti, kad pateikt pavyzdį, įsivaizduokit narai, kurie nardo į labai didelį gylį. Tai kad negautų dekompresijos, jie turi iškilt pamažu palėto. Tai ten nusileidžia ten kokios, dabar bijau sumeluot, kokia ten yra tiksli tie gylio vienetai, kokius ten pasiekus jau reikia šiek tiek luktelt prieš iškylant, bet tarkim, ten 200 metrų paneria. Ir jau kai pasiekia tą 200 metrų gylio ribą, tai įsivaizduokit analogiškai su miego režimu, tai būtų jau tas giliausias miego taškas. Ir jie, kaip narai, jie negali iš karto staigiai į paviršių iškilt, nes tiesiog jie gautų tą dekompresiją, kuomet kraujyje esančios ištirpusios dujos, jos tiesiog pavirstų dujom. Tas reiškia, kad išplėstų kraujagyslės, ten susidarytų burbuliukai kraujyje, kas gali užkimšti smulkės kraujagyslės ir taip tiesiog nutraukti apmaitinimą tam tikrų organų maistinėm medžiagom. Tai kad to išvengti, narai ką daro, jie biškį pakyla, sustoja, palaukia, vėl pakyla, sustoja, palaukia, kol galiausiai organizmas spėja prisitaikyti prie slėgio. Tai taip pat ir su miegu, jeigu pastebėjot kartais, kai atsikeliat, ypač su žadintuvu, kai atsikeliat, jūs tokie labai tokie, kaip pasakyti, užsimiegoję stipriai būnat ir tokie kaip zombiai, tokie atsibundat ir šiek tiek užtrunka laiko, kol galiausiai prabundat. Čia aš manau dėl to, kad dar organizmas nebūna pradėjęs gaminti kortizolio, kuris padeda lengviau atsikelt, nes esant natūraliam miego ritmui, kuomet išmiegamas pilnas ciklas, tai tiesiog prieinant ciklo pabaigą, tai smegenys įskiria šiek tiek kortizolio tam, kad būtų galima lengviau išnert iš tos miego būsenos. O kai mes padarom tai staiga, mes neturim organizme pakankamai kortizolio, mus tiesiog išspjauna į viršų ir tada gaunas, kad mes tokie, galima sakyti, kaip fūros pervažiuoti, atsikeliame tokie čia daros. Tai tiek apie miego ciklą. Tai aš manau, ko gero jūs esate apie tai girdėję, tai jeigu įdomu,
Sekančiam kartui, netgi ir sekančiam kartui jau susigalvojau, ką būtų galima aptarti, tai sąmoningą sapnavimą. Yra Low tekę man battery. seniau Please įsimylėti sąmoningą charge. sapnavimą ir galėsiu papasakoti. Viską pasidalinsiu su jumis visko, ką žinau apie sąmoningą sapnavimą. Tai jeigu nori, tai aš sekančiam kartui būtent apie tai ir pakalbėsiu. Tai ką, šiam kartui tiek. Mes čia praleidom 10,5 minutės. Tai dėkoju už jūsų laiką ir iki sekančio.